Kad namas būtų tikrai šiltas, reikia pasirūpinti, jog visos namo dalys būtų tinkamai apšiltintos. Apie stogo ar sienų šiltinimą kalbama dažnai, o štai grindų šiltinimą nepelnytai pamirštame. Būtent tinkamai pasirinktas grindų apšiltinimas yra ypač svarbus. Be to, jei kalbame apie individualius namus, šiuolaikiškai apšiltintos grindys gali tapti ir graužikams neįveikiamų slenksčiu. Dar viena svarbi aplinkybė, nuo kurios priklauso galutinis rezultatas, yra namo sandarumas. Tačiau originalios architektūros formų name tradicinėmis šiltinimo medžiagomis kartais tikrai nėra lengva originalias linijas apšiltinti ir užsandarinti. O jeigu name daug vamzdynų, viena iš tokių naujoviškų medžiagų, kuri vis tvirčiau skinasi kelią į statybas, tai poliuretanų putos. Teisingai technologiškai išpurkšti poliuretaną yra pakankamai sudėtinga, todėl kad reikalingos tiek aplinkos sąlygos, tiek technologinės žinios, ir kurių nesilaikant iš tikrųjų galima su tom pačiom žaliavom gauti skirtingus rezultatus. Tai tie, kurie sako, kad mes padarysim tą patį, bet pigiau, dažniausiai arba panaudoja ne tą žaliavą, arba praleidžia kažkurį iš technologinių reikalavimų punktų. Žmogus, nespecialistas, realiai skirtumo, kokius 10 metų gali nepamatys, bet po to skirtumai gali pasijausti. Tai visada reikėtų pasidomėti bent jau produkto eksploatacinių savybių deklaraciją, nes kai paprašo eksploatacinių savybių deklaracijų, jie paprasčiausiai dingsta, išsijungia telefoną. Yra buvęs atvejais, kai žmogus sakė, kad darysim tikrai su Bayer medžiaga ir visą kitą, kai atvažiavo meistrai į objektą, bačkos buvo statinės išvis be jokių pažįstamų ženklų ir buvo išprašyti iš kiemo. Būna šitai. Poliuretano putos pasižymi maždaug 40% geresnėmis šilumą izoliuojančiamis savybėmis nei daugelis statybose naudojamų šiltinimui skirtų medžiagų. Be to, putos turi ne tik šiluminės varžos pranašumą. Jomis galima purkšti, išvengiant komplikuotų sujungimų ir įvairių šalčio tiltelių. Be to, ir rezultatą galima pasiekti greičiau. Apie 100 kvadratų žmonės turėtų padaryti per vieną dieną. Tai pakankamai greita technologija, kaip teisingai paminėjote, už greitį reikia irgi mokėti, todėl galutiniam rezultate produktas gal nesigaus pigesnis, bet jisai gausis kokybiškesnis. Todėl, kad ten, kur su gabalinėmis medžiagomis didžiausias galvos skausmas, tai yra sujungimai, tai yra apėjimai, tai yra dar kažkas, tai čia pas mus yra privalumas, vienas iš pagrindinių. Kitas momentas, kad mus kartais samdo netgi dabar labai populiaru šildomos grindys, vėsinamos lubos ir perdangose tiek vamzdynų, kad ten normaliai kokybiškai apšiltinti gabalinėm medžiagom praktiškai neįmanoma. Todėl dažnai mus samdo netgi vien tik tai šitiem trasam užpūsti dar kažką. Tai dažnai yra tekę daryti tokius darbus, kur iš tikrųjų su gabalinėm žmonės jau nebesugeba pasiekti efekto, nes pasikeitė statybos, pasikeitė viskas. Laikas vietoje nestovi, tačiau ir dabar statomų namų šeimininkai privalo apgalvoti, kaip galima būtų išvengti komplikuotų vietų, pavyzdžiui, tų ne visada matomų vietų, kur linkęs kauptis pelėsis. Čia poliuretano putos taip pat gali būti racionali išeitis. Pradėkim nuo to, kad pelėsiui susidaryti reikalingos tam tikros sąlygos. Tai reiškia, kad paviršiaus temperatūra turėtų būti apie 10-12 laipsnių, čia priklausomai nuo aplinkos temperatūros, nuo santykinės drėgmės, irgi turėtų būti žemesnė kaip 60%, tada pelėsis kaip ir nesudarys. Jeigu nors viena iš tų sąlygų bus pašalinta, pelėsis kaip ir neturėtų būti. Šitos medžiagos šilumos laidumo koeficientas, kaip ir minėjau, apie 40% didesnis negu kitų, tai pasiskaičiavus, sakysim, koks tai reikalingas atitinkamam gylyje storis, galima išvengti visų šitų problemų. Kadangi medžiaga yra sandariai šiltinanti, vadinasi, nebus šalčio tiltelių, nebus kažkokių tai vietų, kur galės kondensuotis drėgmė. Ir pats poliuretanas, jisai pasižymi tuo, kad jisai, per 10 metų neteko matyti ant jo pelėsio, nes jo šiluminė talpa, pati savybė medžiagos yra tokia, kad jisai, nelabai ant savęs priima pelėsį. Beje, jei galvojate, kad poliuretano putos pastarųjų metų atradimas, klystate. Aukščiausio Lietuvos pastato, radio ir televizijos bokšto apatinis stogelis prieš bene 20 mečius buvo apšiltintas būtent poliuretano putomis. Medžiaga, kurią paprasta naudoti ir kurios savybės per kelis dešimtmečius praktiškai nekinta.